Dažnai sutinku žmonių, kurie turi tokias problemas kaip miego sutrikimai, naktį ilgai neužmiega arba dažnai pabunda, po to ryte nebegali ilgai pabusti ir tada būna miegas ilgas dienos metu. Pabudę visą dieną jaučiasi be energijos, pavargę. Dažnai reikia dieną prigulti, nedarbingi žmonės. Taip pat tokie sutrikimai kaip sulėtėjusi medžiagų apytaka, viršsvoris, psichologinės problemos, nuotaikų kaitos, depresinės būsenos, nerimas. Tai visi šie sutrikimai rodo, kad sutrikę skydliaukės hormonai. Skydliaukės funkcija gali būti arba sulėtėjusi, arba atvirkščiai per aktyvi, per greita. Kai jinai yra sulėtėjusi, tai yra sakoma, kad tai yra tokie sutrikimai: lėtumas, nuovargis, vangumas, šalčio netoleravimas, vidurių užkietėjimas, sausa oda, plaukų slinkimas, priaugtas svoris net su normaliu apetitu, mėnesinių ciklo sutrikimai, vaisingumo sumažėjimas, depresija, atminties ir dėmesio problemos. Kai skydliaukės funkcija padidėjusi, tuomet nerimas, nemiga, drebulys, širdies plakimas, ritmo sutrikimai, karščio netoleravimas, staigus svorio kritimas, padidėjęs prakaitavimas, akių išsiveržimas, tai yra Graveso liga, raumenų silpnumas. Tai visi šie simptomai, jeigu tai pasitaiko dėl didelio nuovargio trumpam, tai dar galim ir nepriskirti prie kažkokių rimtų sutrikimų. Tačiau jeigu tai tęsiasi jau, daugiau nei mėnuo, tai verta susirūpinti, atkreipti dėmesį į savo skydliaukės veiklą. Su šiais sutrikimais esu susidūrusi ir aš, ir papasakosiu, kaip stiprinu savo skydliaukės veiklą. Tai pirmiausia, naudoju maisto papildus, tokius kaip antioksidantus karotenoidai. Karotenoidai tai yra vaisių, daržovių fermentai, kurie priduoda vaisiams ir daržovėms spalvą. Jų yra daug rūšių karotenoidų ir jie turi stiprų antioksidacinį poveikį. Tai yra neleidžia oksiduotis ląstelėms, neleidžia taip greitai senti organizmui, irti organizmui. Taip pat iš antioksidantų vartoju C vitaminą, būtent natūralų C vitaminą, vartoju ir didesniais kiekiais. Esu girdėjus tokių atsiliepimų, kad pažįstami žmonės ir išsigydė vien tik su C vitaminu pūslelinė, kuri kankino metai iš metus. Man taip pat dingo chroniškos slogos. Iš riebiųjų rūgščių aš naudoju omega 3. Tai mažina uždegiminius procesus, labai reikalinga ir širdžiai, ir kaulams, ir smegenims. Dar iš nesočiųjų riebiųjų rūgščių vartoju kviečių gemalų riebiąsias rūgštis. Prie mano kasdieninių papildų paminėčiau ir vitaminų mineralų kompleksus, kur įeina tokie labai svarbus mineralai kaip geležis, chromas, cinkas, magnis. Iš vitaminų B grupės visi reikalingi vitaminai. Nervų sistemai, taip pat malšinti uždegiminius procesus.
ir be abejo visi pagrindiniai vitaminai, tai yra D vitaminas, kuris mano amžiuje jau yra reikalingas netgi vasarą. Aš jį vasarą mažesniais kiekiais vartoju, tačiau taip pat tai yra kasdieninis mano vitaminas. A, E vitaminai. Be magnio taip pat negaliu apsieiti ištisus metus, nes magnis atpalaiduoja ir nervų sistemą, ir raumenis, tai labai pagerina miegą. Ir visai neseniai labai pasitvirtino amino rūgščių naudojimas, kadangi mano skydliaukės funkcija yra sulėtėjusi, tai aš naudoju amino rūgščių kompleksą, kuriame yra tirozino, amino rūgšties tirozino, kuris aktyvina skydliaukės hormonus. Jis labai prisideda prie dopamino išskyrimo, o kai mums užtenka tokio hormono kaip dopaminas, neuromediatoriaus kaip dopaminas, nebėra tų nuotaikos kritimų. Mes esame energingi, gyvybingi, motyvuoti. Paprastai tada turime daug idėjų, žinome, ko norime ir einame gyvenimo keliu su pasitikėjimu. Visa tai, ką paminėjau, ką aš naudoju iš maistinių medžiagų, kad pastiprinti savo skydliaukę, tai naudoju, jau daug kartų minėjau, Neolife kompanijos maistinės medžiagas. Pasitikiu tik šitą kompaniją, nes kažkada anksčiau esu eksperimentavus, bandžius. Ir tikrai, kad ir kaip gaila būtų, bet labai dažnai ant buteliuko užrašyta daug visko ir gražiai, įtikinamai, tačiau atsakomybės nėra, nes maisto papildai nėra kontroliuojami, nėra griežtai tikrinami ir nėra tos atsakomybės, net jeigu, sakysim, randa, kad neatitinka ten dozės užrašytos ir taip toliau. Todėl esu atradusi amerikiečių kompaniją Neolife, kurie visiškai pasitikiu, nes jau jinai yra pasitvirtinusi pasaulyje kaip patikima kompanija, kuri dirba tik su aukštos kokybės žaliavomis, dirba mokslininkai, atlieka pastovius tyrimus su žmonėmis, su savo produkcija. Tuos tyrimus pateikia plačiai visuomeniai moksliniuose straipsniuose ir dirba atsakingai. Ir tai tikrai duoda rezultatą, nes, sakysime, mano aplinkoje pažįstu nemažai žmonių, kurie papildė savo mitybą kokybiškomis maistinėmis medžiagomis, išsigydė netgi gana sudėtingas ligas. Kai jau esi perkopęs 50 metų, tai natūraliai tiesiog kaip ir gamtos suplanuota tavo kūnas, jisai eina į tokį susinaikinimo, gal sakyčiau, irimo procesą, taip kaip yra ciklai gamtoje. Ir iš tikrųjų yra labai svarbu tai priimti ramiai, kaip natūralų dalyką, taip kaip, sakysim, po vasaros rudens ateina žiema, tam tikras ciklo užbaigimas, ramybė, tai lygiai tas pats vyksta ir su žmogaus gyvenimu. Tačiau tai būtent savo ir nervų sistemą ir tam kūnui, kad eiti sklandžiai per šiuos procesus, tai labai gerai, kada mes jam padedame su savo mityba, su savo gyvenimo būdu. Posto tekste įdedu visą sąrašą papildų pavadinimų, kuriuos aš vartoju, ir taip pat kaip juos galima įsigyti.